Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną modinsim mano EKM 6. Tai va, bagažiniai turim daug turto, praktiškai viską šiandien turim susidėti mašiną. Tai čia turim pagrindinį šio vakaro modą, tai yra Schmidman shifteris. Iš tikrųjų įdomu, kaip jisai jausis, kaip mėtysi su jo bėgiai. Čia yra datiniai guoliai, reguliuojasi iš dviejų pozicijų, tai yra kaip ilgas yra bėgio permetimas ir kokio aukščio stovės rankena. Toliau mes turime bėgių svirtę sijonėlį. Visur ieškojau, kur gauti sveiką, pas mane jis yra ir praplyšęs, ir pradegintas. Tai užsisakiau originalą, jau senai iš tikrųjų turiu, bet nebuvo progos pasikeisti, kadangi dabar keisim short shiftą, to pačiu įsimesim šitą. Toliau. O, kiek popieriaus. Bam! Tai šitas daiktas irgi yra nekinietiškas, kaip matot, dėžutė originali. Tai turim ir originalų emkinį bumbulą. Tai visą šitą komplektuką dabar ir bandysim susidėti. Tai papasakosiu, ką turim dar. Tai čia turim vairo stiprintuvo bakelį, manasis leidžia, plus jame yra filtras, dėl to visai pravartu pasikeisti. Tuo pačiu pasikeisim ir žarnas abidvi. Čia aišku turim tepalo į vairo stiprintuvą. O čia šitose dėžutėse turim šiokių tokių naujienų mūsų kanale. Tai iš bevinci turim visokių gerų dalykėlių. Tai čia turim vairo stiprintuvo bakelio kamštį. Čia turime tokį praaukštinimą vairo stiprintuvo bakeliui. Vėliau papasakosiu, kaip jisai veikia ir kam jisai toks skirtas. O čia turime irgi visai įdomų dalyką. Tai yra pakelimo padukai. Vieną ištrauksiu trumpam parodyti. Pamatysit vėliau, kur jie dedas, kam jie skirti ir panašiai. Bet dabar, kaip ir sakiau, pradėsim turbūt nuo short shifterio. Jeigu viskas gerai gausis, turėtumėm jį pasikeisti iš viršaus, nebent mano pirštai nemiklus, tai tada reiks lįst po apačią ir užfiksuoti vieną klipsiuką. Tai dabar einam ir dirbam. Tai gal pradėkim nuo to, dėl ko aš čia viską keičiu. Tai bumbulas keičias dėl to, nes yra nuzūlintas visas. Aišku, jis yra neemkinis, paprastas, gal ir patogus, bet man jau nebepatinka nei vaizdas, nei jausmas prie jo. Sijonėlis, kaip ir sakiau, yra pradegintas, suplyšęs, tai norėjęs irgi atsinaujinti, pasigražinti biškį saloną. Manau, viską dabar trauksim lauk ir bandysim atsifiksuoti spilgelę, kuri yra po pačiu shifteriu, kad pasikeisti visą šitą šaftą. Jungiam ketvirtą bėgį. Oba! Tai va, galiu bumbulą parodyti. Matas, ant kiek oda yra nusitrynus. Nu jau pasidėvėjęs, mašina nenauja, kaip bebūtų 21 metų. Opa! Viskas, sijonėlį turim. Dar iš tikrųjų norėčiau pasinaudoti progą, kad jau mumis žiūri nemažai žmonių, vis tiek yra ir BMW fanų, gal kažkas ir ardo kokį EKM 6, gal kas nors turit šitas centrinės grotelės, nes aš iš RRR užsisakiau ir jos vidu yra išlūžusios, tai va pagrindinė bėda yra va. Jos dauguma yra čia įtrūkę, nes kai jas imi lauk, čia kaip matosi jos ir kliba biški, imant lauk tiesiog lūžta. Nes jos labai tvirtai iš tikrųjų laikosi, tai gal netyčia kas nors turit, parašykit mum. Nu, būtų gerai nesuplėšyti tos gumos. Po to girdėsis man čia visokie garsai iš lauko. O! Gerai, nusimovė, čia biški purvo yra. Nu viskas. Esmė tokia, mums reikia išimti šitą daiktą. Jisai yra įfiksuotas dviejose vietose, tai čia bumbulas yra šitoj plasmasiai, kurį šiaip pravartu būtų buvę pasikeisti. Tai aš manau, jisai išdėlės labai nebus. Ir toliau yra traukutė pritvirtinta prie šito su tokiu klipsiuku ir išsimauna iš šono, žodžiu. Aišku, nieko mes čia per daug neparodysim, parodysiu tik tada, kai išimsim. Bet bandom kažką padaryti. O kaip dabar man atfiksuoti? Gerai, matau, kad yra iš dešinės pusės. Pirma reikia sugalvoti, kaip įkišti pirštus ten. Nes čia vietos tai tikrai nedaug. Čia vieną pirštą įkišu. Aš tikrai nenoriu dabar lyst po mašiną vien dėl to. Žinai, atfiksuot, bet kaip užfiksuot reikės? Blemba, mano pirštai. Aš galvojau, kad jie ploni.
Netelpa. Yra. Žiūrė. Opa. Sudėtinga buvo. Dabar yra dar viena misija. Čia yra tokie 2 tapsai, jeigu galim juos taip pavadinti. Juos reikia nuspausti, jeigu gerai atsimenu, ir pasukti visą tą plasmasę ir tada išsitraukia su visu bumbulu. Pabandom. O, gal į tą pusę ir sukasi. Va. Opa. Pagaliau. Kiek laiko čia trukom? Kokį 20 minučių? Mažiausiai. Čia vien su tuo, va. Kiek užtruko. Nu dabar žiūrim. Aš jį pabandysiu nuslinkt. Opa. Ai, va, pralindo. Bliam, galvojau, dar nepralys. Dabar pasidedam, ne? Seną ir naują. Dabar esmė tokia. Upgrade'as toks, kad čia yra datinis guolis. Jau geriau. Sklandžiau tipo mesis bėgiai. Nu, pažiūrėsim. Vo, dabar į temą. Žodžiu, kuo aukščiau tas bumbuliukas, tuo trumpesni permetimai. Tai jeigu aš jį pavaryčiau į patį viršų, čia biškio overkilas, manau, būtų. Tai aš pabandysiu padaryti lygiai per vidurį, va, tarp sriegių. Kažką va tokio. Turėtų būti žymus pasikeitimas, bet, manau, neturėtų būti per žiauriai. Nes dabar pasimatys iš tikrųjų, kaip dėžė veikia, bet realiai bus netgi sunkiau jos įkišti. Tai realiai vien dėl to ir yra tas reguliavimas pačios rankenos, nes tu gali prasiaukštinti tą shifterį. Aišku, aš kaip ir sakiau, daug neaukštinsiu, tai dėl to ir shifterio nedarysiu per žiauraus. Pabandom dabar pastatyti per vidurį ir pažiūrėsim, kas bus. Čia realiai gerai, net nepilnai prisukus jisai jau laikosi. Labai protingai padaryta šiaip, man Šmidmanas visą laiką prie širdies buvo. O tai šits, su kuo fiksuojas. Turėtų būti dar veržlė viena, ne? Keista. Čia tai tikrai turi būti veržlė, nes kaip šitas laikysis? Lemba gal. Ne, nieko nėra. Žiūrėk. Matai veržlė yra. Nu, yra ir čia veržlė, yra ir čia veržlė. Aš sakau, nu tai taip turi būti logiška. Ką, neįdėjo veržlės tau? Tai neįdėjo. Nu, va, ką tik pagyriai. Pagyriau, sakiau, kaip fainiai jie čia viską daro. Prasišovė. Ieškom veržlės. Skambinam Šmidmanui. Tiesiai į vokiečius. Ką jūs darot? Čia daugiau hamutų. Va, tai tau pačiam dabar reikda dirbinėti. Va, tai čia smulkus riegis dar. Nu, tikrai pravalas žiaur. Nežinau, ką daryti, bet vienintelis variantas jaučiu dabar kol kas užsisuk taip, kaip yra. Ir tiesiog vėliau aš paimsiu, atsardysiu ten paprasčiausiai. Ir kai turėsiu veržlę, užsidėsiu. Nežinau, ar čia verta tepti, ar čia tik dulkiam rinkti. Šitas tepalas bus. Kaip? O tai gal pirmą reikia atsukti tą? A? Ne, nepralenda, žinok. Labai malonu. Taigi maukis. Opa. Suveržiam. Gerai, šitas daiktas dabar dedas va taip, va. O. Nu va, pasukom. Kaip turi uždėti? Karoči, darom taip. Mums mašiną vis tiek reiks pasikelt. Nes mes turim padukus, kuriuos norim pasikeisti. Tai taip jau reikelt. Tai pasikelsiu aš tą mašiną, palysiu papačią kaip žmogus, užsidėsiu šitą, nes manau, kad ir užfiksuoti neis normaliai čia įkišus ranką. Tai atsivelku dankratą ir keliuosi. Tai žodžiu, ten iš apačios prieimo nėra, bet viską surinkau.
telefoną įkišus, tik tai matosi, ar aš gerai ten viską užfiksavau, tai nusifilmavau, pasižiūrėjau, viskas atrodo ok. Tai dabar susirinksim viršų ir tada su shifteriu bus baigti. What up? Nu, bus įdomu. Spėju, kad čia ne per vieną kartą reiks reguliuotis, nes gali būti nepatogu žiauriai. Nu, aš jau matau, kad jisai nenatūralioj pozicijai stovi. Tai visgi ne vieną kartą šį dar turėsiu išsiimti, kol pasidarysiu taip, kaip aš noriu. Nes jisai turėtų būti toks OMS style ir turėtų stovėti taip, kaip OMS style. Tai viskas, paskutinis akcentas. Bandom užsidėti bumbuliuką ir aš tikiuosi, kad jį man eis normaliai atfiksuoti. Į kardaną. Kliūna į kardaną, ne? Nu. Tai gal dar per porą išsukto reikėjo. Dabar jau viskas. Nes užfiksuota ir kaip aš be išsuksiu. Vis dėlto nusprendėm vietoj pasireguliuoti, nes taip mušant netgi per shifterį jautės, kad kliūna į kardaną. Tai dar važiuojant mašinai tas kardanas kažkiek turi maskatuotis pagal mane. Tai apsisaugojimui dar porą ratukų apsukam. Ir žodžiu, turėtumėm būti saugus šito klausimu. Bandom atgal įsuk dabar. Jo, jisai kliūva, nes aš taip trenkiu, o čia gale ties šitą traukę ir įvarė tokią guminę. Nu dabar tikrai nekliūva. Nu, laikosi atrodo. Pajunginėjom. Dabar gal dar geriau. Bet tipo nėra, kad jisai labai toks klibenkštins. Nes kiti susideda tos pigesnius shifterius. Nes yra dabar tų alternatyvų, ten driftiorai dedas visokius po 7 eurų, neminėsiu aš ten ką gamina. Bet ten įsidedi ir ten va taip tą rankeną vis. Dabar aišku norėtųsi ir pravažiuoti, pasidaryti tas drive'ą normalų, bet turim dar papildomai darbų, tai dabar einam susidėsim padėlį. Tai šiandienos mūsų rėmėjai Bevinci atsiuntė mum tokių gerybių. Iškart parodysiu. Tai čia turim tokias kaladėlės. Jos yra naudojamos mašinos pakelimui. Šiuo atveju į mano KM6 dėsis. Tai originaliai yra plasmasiniai. Čia yra upgrade'as CNC aliuminis. Labai gražiai atrodo. Labai stiprus. Tai dabar turbūt nieko nelaukiam. Einam išsiemam senas kaladėlės ir bandysim įsidėti šitas. Tai tos senas turėtų išsiimti gan paprastai. Yra per vidurį kaištis. Ta kaištį sukalam į vidų ir traukiam seną kaladėlę lauk. Kaip matot, ta kaladėlė jau biški baisiai atrodo. Nėra lygaus paviršiaus. Čia vat yra visokių dankratų žymės. Tai jau kaip ir verta buvo pasikeisti. Plius ir gražiau atrodys ir bus tvirčiau. Atrodo žiauriai gerai. Aišku, tiek čia ir tesimato, bet aš kadangi mechanikas, aš gan dažnai matau tos daiktus. Jie dar gerai, kad yra tokie grublėti ir neslysta nuo padų ant pakelėjo arba ant dankratų. Opa! Easy! Iš tikrųjų, kai pamačiau, kad čia dedas tos gumelės, pagalvojau, kad bus sunku jas išlaikyti toj pozicijoje ir kažkaip nusignyps. Bet jinai žiauriai tvarkingai čia įsideda. Tai pastebėjau, kad užrašas yra tik vienoj pusėje, tai gali dėti tiek vieną, tiek kitą pusę. Kadangi aš jau vieną įsidėjau be užrašo, tai ir dabar dėsiu be. Tai su tom kaladėlėm daug reikalų nėra, tai dabar pasikeliam kitą pusę ir padarom tą patį. Tai žodžiu, planas buvo toks. Pasikeisti visą bakelį su visom žarnom, bet
Kai atsidariau kapotą, apsižiūrėjau, kad iš tikrųjų bėdos su tom šlangom ir bakeliu nieko nėra, tiesiog jisai leidžia per viršų, arba per patį kamštį, arba per alsuoklį. Tai iš tikrųjų, būtent Bevinci su šito produktu turi sprendimą šitai problemai, tai dabar atsinešiu ir papasakosiu, kaip viskas ten yra. Tai va, pagal idėją atsisuka kamštis, prisisuka visas šitas adapteris ir tada užsisuka naujas kamštelis. Esmė tokia, kad tai padarydami mes šiek tiek pradidinam bakelio talpą ir pagal tai turėtų tas bakelis nebeapsitaškyti. Tai dabar viską švariai apsivalysim, užsisuksim šitos du dalykus, pravažinėsim kažkiek laiko ir pažiūrėsim, aišku, ar tai pasiteisino. Realiai tai čia tau net nėra jisai apsišykęs. Nu, tipo... Jisai yra biški pavalytas, vienas dalykas. Kitas dalykas, nėra čia taip žiauriai. Aš čia biški gal persistengiau, prisipirkdamas tų detalių, nes gal net bėda yra ne čia. Aš kiek žinau, daugam tas bakelis apsikakoja. Ypatingai, pavyzdžiui, kas driftiorai, tai tikrai žino. Esu matęs ne vieną tokį juokingą sprendimą, kad ant to kamštelio užmauna kokią nors kojinę. Tai vat būtent čia tas efektas ir bus. Mes tokį užsuksim, jisai prailgės, šiek tiek padaugės tūrio ir galbūt tiek ir užtenka, kad jisai nebūtų toks apsitepalavęs. Čia netgi vat galiu parodyti tokį dalyką. Ai va, yra skylutė. Ir ta skylutė jinai veikia kaip alsuoklis. Tai kai pavyzdžiui tas skystis užverda, nu gal jisai tiesiogiai neužverda, bet labai užkaista, tai jisai plečiasi, nes čia yra išsiplėtimo bakelis. Kai žiauriai plečiasi, tai ir bėga per tą skylutę. Tai vat būtent, kaip sakiau, šiek tiek pradidės tūris, tas skystis turės kur plėstis ir greičiausiai nieks nebeapsitepalos. Biškį ant piršto, patepsim čia tą gumelę, kad nenusignyptų. O, geras. Tai šiaip labai fainiai atrodo, yra ir kitokių spalvų. Tarp kitko, mačiau yra pirkti ir šitą tepalo filtro korpusą aliuminį, bilet, irgi visokių spalvų. Šitas dažnai nusisuka, kažkas nulūžta. Yra aišku žymiai daugiau produktų, ne tik BMW, tai užeikit bevinci.com, o su nuolaidos kodu MSS11 gausit 11% nuolaidą. Jau nubraižė naują daiktą. Šiaip tai diena užskaityta, biški užsiknisom su to shifteriu. Visi kiti produktai tai labai easy susidėjo ir labai gerai atrodo. O apie shifterį pasakysim tik po test drive'o, o iki test drive'o mums liko tik užsidaryti kapotą, bagažą ir lekiam. Aiktuna! Kaip sunku. Nu jo, iš tikrųjų, prailginus rankeną turėtų būti normaliau, nes dabar biški nenormaliai. Nu įdomu, reikia pavažiuoti. Kokia nesąmonė. Šiaip tai normaliai, jungias viskas okei. Biški yra to tokio standumo, kas nėra labai patogu, bet manau, prailginus rankeną tai būtų pats tas. Šiaip net per greit persimeta bėgis, tipo tas toks mašina iškart. Aš taip nepratęs. Ausimės nukrito. Nu visai nieko. O eik tu suka ratus, kas čia vyksta. Aš per greit, ta prasme, per greit persimet, aš net su sankaba nemoku taip sužaisti. Nu, įpratimo reikalas vis tiek. Jo, čia reiks įprast. Gal dėl to pačio, kaip pasakyti, pavaros permetimo nieko ir nekeisiu, bet reikės pasiaukštinti jį. Šiaip viskas labai fainiai, bėgi jungias greitai, tvirtai. Reikės dar aišku pripratimo, reikės ir rankenos aukštį pasireguliuoti, tada bus viskas wow. O čia mes video ir užbaigsim. Nu, pašaudysi. Nu, biški.
Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalą, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video.